Nes jeigu vaikystėje mane labai kritikavo ir jeigu aš tai priėmiau, kad tai yra mano savivertės dalis, tai vietoj to, kad pasitikėjimas savim kažkuriuose vietose aš auginčiau ir sakyčiau, kad, taip, aš nemoku dar, pavyzdžiui, programuoti. Bet jeigu aš noriu. Ir tada sakau, viskas tvarkoj, kad aš patirsiu daug klaidų. Bet, atsiprašau, kaip veikia tas visas mechanizmas? Nes taip logiškai galvojant, tai, tarkim, nepasitikė savim, turi kažkokią užduotį, tos užduoties, nepadarai, lyg ir turėtum žinot, kad, gausi dar daugiau tos kritikos ir bus dar tau blogiau, bet vis tiek nepadarai. Ir galbūt net nepradedu daryti, nes o ką žinau, kaip veiks ar ne, aš jau žinau, kad aš jeigu pradėsiu daryti, aš vis tiek gausiu kritikos, o aš neturiu patirties, kad man leido kažkada daryti, tu tiesiog daryk, ar ne, į procesą orientuotą, tu daryk, mokykis ir besimokant, bedarant, išmoksi vis tiek kažkokiu būdu ir kartais užteks 6 ar 7 iš tų 10. Ne? Bet man pasakė, ką tu čia, pradėjau paišyti, ką tu čia peizoji, ar ne, pradėjau mokytis matematikos, gaunu 5, sako, tu nemoki iš principo, tau nelemta to būti.